kaip jūs kitaip pasąmoningėsit, kaip jūs kitaip atversit širdį savo vaikui, kaip jūs kitaip nusiimsit tą egoizmą, kuris yra jumise ir pamatysit savo vaiką. Kai jau atsivers tas egoizmas, kaip biškiukai jisai susilpnės, tai jūs tik tada ją pamatysit, jūs dabar jos nematot. Jūs gyvenat savo galvoje ir iš jos diktuojat savo vaikų kaip gyventi, reikia, jūs jos net nematot, jūs jos nesuprantat visai. Jūs net nebandot niekada įeiti į jos padėtį. Kaip jinai mąsto, kaip jinai pasaulį mato, jūs nežinot, jūs jos pasaulio vaizdą absoliučiai nubraukėt. Tavo vaizdas neteisingas, tu durna reiškia. Tik tai aš žinau, kaip reikia daryti, taip? Kaip taip gali būti? Tai tu, kai žinai, kaip tau reikia daryti, tu turi gyventi, tai prašom. Kodėl aš taip turiu gyventi? Tai yra vaikas, kodėl jis turi gyventi taip, kaip jūs galvojat? Kodėl jūsų pasaulio vaizdinys yra pats teisingiausias? Va čia yra didžiausias egoizmas tame. Ir kai tas egoizmas pamažėja, kai jisai, kaip pasakyti, protas leidžia biškiuką apskalpuoti tą egoizmą, atsiranda daugiau meilės, atsiranda daugiau priėmimo, atsiranda daugiau švelnumo, sugebėjimo ateiti pas tą savo vaiką, atsisėsti, apsikabinti jį ir pasakyti, aš tave myliu. Tiesiog šiaip savo, iš niekur. Tiesiog, kad tu esi. Aš tave myliu, tu esi.